Nu tai sveiki visi. Šiandieną išskrendu į dar vieną didžiąją Europos sostinę. Ir ten bandysiu pamatyti ir jums parodyti kuo daugiau. Tai va, dabar yra 6:30 ryto, sėdame mašiną ir važiuojam į oro uostą. Tai va, perėjom visas patikras, dabar jau sėdim prie vartų A2 ir greit įlipsim į lėktuvą. Nu kaip greit, už poros valandų. Nusileido. Tai va, dabar esam oro uoste ir eisim ieškoti autobuso į centrą. Autobuso bilietas 7,14 € arba 2500 vietinių pinigų. Žiauriai didelis oro uostas. O dabar einam, tik dabar pasiekėm bagažų skyrių. Tai labai didelis. Nu ir kur čia eit? Reikia 100 E autobusą. Va čia automatai, kur galima pirktis. Bet mes internetu nusipirkom, ką tik va. Nu ne ką tik. Prieš pat išskrendant, stovint eilėj prie bilietų patikrinimo. Nespėjom ką tik. Man ryšys buvo neįsijungęs kažkodėl. Ir tiesiog prie pat mūsų veidų užsidarė durys autobusą. Tai nespėjom. Bet kitas už 4 minučių, tai palauksim. Tai va, suspėjom į sekantį autobusą 100 E, kuris veža iki pat centro. Dabar apie pusę valandos gal važiuosim iki centro. Šitas autobusas veža tik tais į centrą. Tai va, paskutiniai stoteliai. Dabar esam prieš paskutiniai stoteliai. Artėjom prie mūsų stotelės ir lipsim pagaliau. Dabar ieškau per programėlę, kaip nuvažiuoti iki vieno objekto, kurį jau seniai planavom nuvykti. Kakas stotelė vadinasi. Kakas. Man duris buvo atidarę. Galvoju, kad dar lips. Nu, pravažiavom 8 stotelės, dabar lipsim. Pasok Terė vadinasi stotelė. Stotis tokius labai mažus. Va tokias. Tai va čia, ką matote, yra Herojų aikštė. Tai va, atvykome į pirmąjį lankytiną objektą Budapešto mieste. Taip, aš važiavau į Budapeštą, Vengriją, Vengrijos sostinę. Ir čia matote pagrindinę miesto aikštę, Herojų aikštė. Čionais stovi 35 metrų aukščio obeliskas. Tai va, labai graži aikštė, yra tikrai labai ką pamatyti čionais. Bet mes iš tikrųjų čia tik tais pakeliu užėjom iš tą aikštę, nes važiuojam mes į kitą vietą, į kurią dabar vat peškom ir nueisim. Tai va, ta aikštė yra iš tikrųjų labai didelė, tikrai įspūdingai atrodo. Taip atrodo iš aukštai, su tokiais raštais baltais, tikrai labai tokią vibe gerą turi.
Tai va, tai dabar iš tikrųjų einam į tokius terminius baseinus. Budapešte yra tokie terminiai baseinai. Ir dabar bet juos einam pasimaudyti ir ten pabūsim kokias 3 valandas. Iki jų eidami praeinam pro tokį, čia yra miesto parkas. Čia toks pat yra kanalas Dunojaus upės. Ten tokia pilis, žodžiu. Tai šita pilis yra pastatyta 1896 metais berods. Ir jinai buvo pastatyta Vengrijos tūkstantmečiui. Bet jinai buvo netikra. Jinai buvo iš medžio ir kartono. Bet žmonėms labai patiko jinai ir pastatė tikrą. Atrodo tokie iš viduramžių, bet iš tikrųjų taip nėra. O čia viduje yra ir muziejus. Ten va kažkokie turai. O čia toks vidinis kiemas. Labai gražus ir įspūdingas. Tai va, dabar einame tos baseinus. Čia yra terminiai baseinai patys, vieni didžiausių visoje Europoje. Terminiai šaltiniai yra netgi kilometro gylyje. Tai iš jo ima tą vandenį ir galima maudytis baseinuose. Šitose baseinuose galima maudytis netgi žiemą, nes vanduo čia visą laiką būna šiltas, kaip vonioj. Tai net kai aplinkui yra pilno sniego, pilna žmonių maudosi baseinuose. Ir dar, ko ypatingi šie baseinai, kad jie yra tokiuose rūmuose. Labai įspūdingai atrodo tokie rūmai, o viduje baseinai. Tai einam pasižiūrėsime ir parodysiu šiandien. Nu štai, baseinai. Štai taip atrodo iš išorės. Taip atrodo iš aukštai. Ir to pažiūrėsime, kaip atrodo iš vidaus. Čia įėjimas į baseinus. Čia kažkur vėl. O tokie baseinai. Nu va, užėjau. Galvojau, kodėl aš spinelės negavau. Bet va, čia toks su laikrodžiu užrakinė. Davai, persirinksiu. Tokie baseinai. Vau, koks šiltas vanduo. O toks baseinas žiauriai šiltas. Kiek čia, kad 26 gal laipsniai, gal daugiau netgi. Eina savo žiauriai fainam tokia maudytis. Ir yra ir viduj baseinai. Čia dalis baseinų lauke, likusiai yra viduj. Ten irgi turėtų būti labai įspūdinga. O dabar užėjom į vidų. Čia va viduj. Irgi labai faina. Ram 8 laipsniai.
Čia jau labai karštas. Čia ilgai nepabūsi. Nu va, viskas, išėjau. Pasimaudėm apie 3 valandas. Pilnai užteko. Tai va, toks fainas baseinas. Labai daug šiaip baseinų tenais. Skirtingų temperatūrų. Nuo 38 iki 18 laipsnių. Tai va, pasimaudėm visose po truputį. Labai daug nefilmavau, nes ten žmonės, labai daug žmonių, kurie turbūt nenori, kad filmuočiau juos. Tai aš taip stengiausi greitai pafilmuoti viską ir viskas. Tai va, ir šiaip ten daugiau nebenorėjau filmuoti, nes norėjau pats pasimaudyti, pasimėgauti maudymuose. Oktogon. Opera. Atvažiavom su metro. Tokia labai graži gatvė esam. Ir 7 minutės eiti iki viešbučio. Autobusai kaip Vilniuj. Nu va, mūsų viešbutis. Čia va aš miegosiu tokioj lovai. Tada turim vaizdą pro langą. Į tokią gatvę. Čia va dar viena lova. Tai va, apsitvarkėm daiktus viešbutį. Ir dabar leisimės ir eisim link Bazilikos. Ir po to ten eisim link Dunojaus upės. Tai va, čia iškart iš viešbučio išėję suradom tokį vat guliašo, vietinę guliašo paragaut. Kadangi Vengrijoje tradicinis patiekalas yra guliašas. Tai va, dabar paragausim guliašą. Čia su duonytė. Su duonytė va. 11 eurų. Skanus tai labai. Nu labai skanus tas guliašas. Suvalgėm. Labai geras. Tikrai užskaitau. Ir dabar eisim prie Bazilikos. Ir ten apie ją papasakosiu ir parodysiu. Nu va, esam jau per pat Bazilikos. Liko per gatvę perėti ir ateisim. Štai. Einam, pasižiūrėsim iš tos pusės. Čia įėjimas mokamas. Nu, įspūdingai atrodo. Geras. Jo, mokamas užėjimas, bet iš išorės ne ką blogiau turbūt. Viduje turbūt kaip eilinė bažnyčia bus. O aš leidžiuosi tą aikštę, pasižiūrėti iš toliau, kaip atrodo ta bazilika, kad matytųsi visa. O, tolumai jau matau Dunojų, bet jums dar nerodysiu. Pradėjo ją statyti 1801 metais ir statė 54 metus. Ir yra pati aukščiausia bažnyčia visam Budapešte.
Tai va dabar einam prie kito objekto. Toks netoks svarbus, netoks rimtas. Tiesiog tokia policininko skulptūra su tokiu dideliu pilvu, kurį reikia paglostyti, aišku, dėl ko? Dėl sėkmės. Tai va dabar tiesiog čia kokių 5 metrų iki jos labai netoli ir jau einam link Dunojaus. Lauke dabar yra 31 laipsnis, labai karšta, tai pilna mieste tokių atsivėsinimo vietų. Tiesiog purškia vandenį. Žinot, kaip būna. Tai va dabar eisiu prie vienos tokios vietos. Atsivėsinimas. Tai va, pagaliau priėjom prie Dunojaus ir čia yra grandininis tiltas vadinasi. Vienas pirmųjų tiltų Budapešte. Iš tikrųjų sujungia Budą ir Peštą, nes viena upės pusėje miestas vadinamas Buda, o kitoje upės pusėje Peštas. Tai va, tiltai sujungia ir gaunasi Budapeštas. O čia yra Dunojus, Budapešto upė. Pati plačiausia upė visoje Europoje. Nu, sostiniai tekanti. Tai va, šito tilto ilgis yra 375 metrai. Ir jis buvo sugriautas Antrojo pasaulinio karo metu, o vėliau vėl atstatytas. Tai va. Ten, va, jeigu mato, toks kalnas yra. Ten viršaus yra citadelė ir mes ant jos rytoj kopsim. Ten labai atsiveria labai gražus vaizdas į miestą. O čia tas parlamentas, apie kurį kalbėjau. Prie jo prieisim dar. O čia yra Budos bažnyčia. Irgi ant kalno. Irgi rytoj aplankysim. Panašu, kad jau įpusėjom upę, nors yra labai ilgai einam jau. Pagalvojam vis tik dabar, užkilsim ant kalno prie Budos bažnyčios. O čia va, nes šiaip daugiau šiandien planų neturim. Tiesiog norim sulaukti, kol sutems pilnai ir tada pamatyti parlamentą apšviestą. Šiaip čia yra toksai funikulierius į kalną, vienas seniausių ten Europoje, bet jisai yra labai brangus, 11 gal eurų. Tai yra apėjimas, tenais toks eskalatorius kaip parduotuvėj tiesiog. Tai va, kad išvengt to funikulieriaus ir užkilt nelipant, aš jums parodysiu slaptą praėjimą. Tik jeigu aš pats aišku jį rasiu, nes aš pirmą kartą einu ir mačiau tik per TikToką, ką galime praeiti. Nu, pabandysiu. Va, einu taip iš šono. Čia jau tokie vaizdai pradeda matytis. Ir va čia yra kažkur turėtų būti. Čia yra tualetai, turbūt nemokami. Einam va tokiu va keliuku. Tokiais va laipteliais nusileidžiam. Ir turime eskalatorių. Kaip greit pravažiavo. Tai va tokiu labai ilgu eskalatorium važiuosim.
Ir užkilus einam į tokią salę, kurioje turėtume rasti liftą. Va. Ir va tokie vaizdai už 0 eurų. Va, mes sutaupėm 11 eurų ir sutaupėm jėgas taip pat. Nereikės lipti. Nereikia lipti. Ir nereikia mokėti 11 eurų. Labai gerai. Tai va, tai Budos pilis buvo pastatyta 13 amžiui. Per antrąjį pasaulinį karą buvo beveik pilnai sunaikinta. Tai dabar jinai ne visiškai atstatyta taip, kaip buvo anksčiau. Bet mes dar net nesam prie jos pilnai, nes tas pakelimas yra biški toliau. Tai dabar bandom daeiti iki pačios pilies. Čia labai gražių panoraminių vaizdų yra. Ne, va čia buvo pilis vis tik. Žemyn jau reikia leistis patiems, nes eskalatorius tik tais į viršų. Dar įdomus faktas, kad upė Dunojus Budapešte vietomis yra beveik tokio pačio platumo kaip Marios Klaipėdoje. Apie 500 metrų. Pusę kilometrą upė. Crazy. Tai va dabar einam Dunojaus pakrantę iki tokio pubą. Iki tokio baro. Ten yra tokia viena ypatybė. O čia yra miesto turgus. O taip atrodo. Ir mes jau visai netoli to baro. Visai kažkur čia. Tai va, žodžiu, čia yra baras, kuriame žmonės gali ant lapelių taip parašyti kažkokius palinkėjimus, kažką belenką. Ir apklijuoja sienos va taip va. Ir viskas, viskas yra apklijuota tais lapeliais. Tai va, tai čia... Nu viskas, aš jau grįžau. Iš to baro pragrįžom su tramvajum. Pirmą kartą gyvenime važiavau su tramvajum, visai įdomu. Tai va, tai labai pavargę grįžom. Eisim miegot ir susitiksim rytoj.